Gerai, tai paskutinė pamoka. Kaip sakot? Vadinasi greit. Tai va, paskutinė pamoka, rašte parašyta, kas ištveria iki galo. Gerai, Valodė, parašysime jūsų pasimelst, prašau. Tavo malonė būti šiandien tavo namuose, viešpatie. Dėkojam tau už tavo žodį, dėkojam tau štai, kad gali mokytis iš tavo žodžio. Mes meldžiam viešpatie, kad iš tikrųjų tavo žodis būtų veiksmingas mūsų gyvenimuose. Prašau, laimėm šią paskutinę pamoką šiandien. Jeigu viešpatie pagarbintas per tavo sūnų ir mūsų dėdą, tai Jėzų Kristų. Amen. Ačiū. Malonėkit sėsti. Vadinasi, yra tiesų, kur mes Dievo, kuris nepriepiamas protais, kai kurias tiesas sunku suprasti. Ir jeigu kalbame apie tris asmenius, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, mes suvokiame, kad be abejonės tai yra vienas Dievas, ar ne? Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Vienas Dievas. Bet ką mes dar turėtume padaryti šitame piešinyje? Truputėlį giliau keliauti, ar ne? Ir nusipiešti visur tokių rodiklėlių. Ir tarp rodiklėlių visur, trijose vietose mes parašysime vieną trumpą žodį, ar ne? Tėvas nėra Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia nėra Tėvas. Šventoji Dvasia nėra Sūnus. O Sūnus nėra Šventoji Dvasia. Sūnus nėra Tėvas. O Tėvas nėra Sūnus. Ir vienas Dievas. Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Matote, kaip kurias tiesas Dievas ant tiek didis, žmogiškai mes negalime paaiškinti. Antra tiesa, gal kažkas norėsite po paskaitų likti ir prie arbatos puodelio man paaiškinti, aš būčiau dėkingas. Kaip viešpats Jėzus Kristus ateina į atgailaujančio žmogaus širdį. Tai vyksta, raštas apie tai kalba, bet kas man galėtų detaliai tai išaiškinti. Trečia tiesa. Jėzus Kristus yra kas toks? Dievas. Teologijoje aš daugiau naudoju brūkšnelinį žodį ir gerai. Dievas, žmogus. Du viename. Viename dvi prigimtis,
Taip sako Dievo žodis. Jis pilnai Dievas, pilnai žmogus. Bet paaiškinkite detaliai atsisėdę man iki detalių, kaip tai yra. Žinoma, labai pagodžia, kaip skaitai Izaiją, kur Dievas sako, nes mano mintis, ne jūsų mintis, mano keliai, ne jūsų keliai. Kas taip sako? Viešpats. Nes kiek dangus yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintis už jūsų mintis. Tokios tiesos padeda niekada nenustoti žavėtis Dievu, ar ne? Jeigu mes nustojame jo žavėtis, kažkas negerai. Į mažytę raidė. Sunkes tiesas atgimęs žmogus turi priimti tikėjimą. Sunkes tiesas atgimęs žmogus turi priimti tikėjimą. Paskutinė žodžia neiškirto. Turi priimti tikėjimą. Jeigu yra kokių nors komentarų, nuomonių, pastebėjimų, prašau. Ką mes kalbame? Prašau, pasisakyti. O tikėjimas neturi būti aklas, jo? Aš tikiu, kad tikėjimas turi būti Dievo žodžiu. Nes jeigu aklas veda aklą. Jeigu aš kažką nesuprantu, bet vis tiek tikiu, kažkaip, ta prasme, sunki vieta ir aš taip. Aš tikiu, kad tai yra biblinė tiesa. Taip aš pasakyčiau ir taip konstatuočiau. Nes Jėzus kalba su Nikodemu, atsimenat, sako, tau reikia atgimti iš aukšto. Ir kas įdomu, aš daugelį metų skaičiau daug knygų. Ir yra net parašyta knygų, gal ir jūs skaitėt, net lietuvių kalbą išversta knygos pavadinimas Kaip atgimti iš aukšto. 1, 2, 3, 4. O Jėzus nesako Nikodemui 1, 2, 3, 4. Ir Nikodemas sako, a kaip atgimti? Ir jisai sako, kaip vėjas pučia, tu nesupranti, taip dvasios darbas vyksta, ar ne? Ir Nikodemas atėjo pas Jėzų, ar ne? Atsimenat, kada atėjo? Nakčia. Kodėl nakčia? Milijonai knygų prirašyta, bijojo, tamsu. Man patinka, kaip MacArthuras sako, kiekvienas laikas yra tinkamas ateiti pas Jėzų. Ir nereikia čia mums dvasinių prasmių pridėti, bijojo. Gal. Bet kiekvienas laikas tinkamas ateiti pas Jėzų. Bet po to, kada skaitome Jono Evangeliją, atsimenat, Nikodemas pasisako prieš fariziejus, ar mes teisime žmogų neišklausę? Vėliau mes apie jo kūną skaitome, ar ne? Ir ką mes galime pasakyti? Kažkuriuo momentu papūtė vėjas. Ir paaiškinkite, bet vėjas papūtė, ar ne, atrodo? Ir žmogus atgimė. Nežinau, ar teko skaityti apie Nikodemą istorinius duomenis, kas apie jį parašyta. Jis vėliau buvo išmestas iš fariziejų. Nes kada Nikodemas atėjo pas Jėzų, Jono 3 skyriuje, be abejo, čia istoriniai duomenys gali būti kažkoks netikslumas, bet įdomu, kaip apie jį skaitai, Nikodemas buvo vienas iš 3 įtakingiausių žmonių Judėjoje. Ir vienas iš 3 turtingiausių žmonių Judėjoje. Įsivaizduoja? Koks asmuo ateina, žmogiškom akim pažiūrė. Ir jis viską prarado, kaip įtikėjo. Jo vaikai buvo atmesti. Ir kada skaitai apie Nikodemo gyvenimą, dukra turėjo badauti ir rašo vieną įvykį, kada jinai nuėjo prie vieno fariziejų ir sako, aš neturiu ką valgyti.
Ir jau tas fariziėjas buvo pasiruošęs lygtai jai padėti, bet klausė, o kas tavo tėvas? Ir jis sako, Nikodemas. Tas, kuris tiki Jėzų, jis sako, taip. Fariziėjas nusigrėžė ir nuėjo. Bet kažkur vėjas papūtė. Dvasia darė darbą ir sako, jeigu sūnus išlaisvins, jūs patapsite laisvai. Matot, nėra tų žingsnių, kur galėtum susakyti taip konkrečiai. Žinome, kad kviečiami tikėti, atgailauti, kada Dievas veikia. Bet yra tos vietos, kur Dievo žodėje mes skaitome ir sakome, tai Dievo žodėje parašyta. Ir kaip gerai būtų, kad bažnyčiose būtų daugiau Dievo darbo, ne žmonių darbo, ne kada mes kažką padarom. Aš tiesiog mąsčiau apie tas eilutės, kur klausėt, ar kartais būna, kad neaišku, ir visą kitą, tai aš skaičiau tokią mintį, kad ir aš sutinku su ja, kad yra Biblijoje daug vietų, kur yra aiškios. Ir turbūt su jom kyla, daugiau problemų gyvenime. Nes, ta prasme, koncentruotis į tos eilutės, kurios yra aiškios ir jas vykdyti. Ir tai yra svarbiausia, nes, turbūt viso šventojo rašto sunku būtų paaiškinti, suvokti visą tą, ten ant tiek yra viskas gilu. To reikia siekti, bet Dievas atvėrė tiek daug mums, kad jau vykdyti yra tikrai ką. Ir Dievas, tikrai nesakys, kad pareikalaus ten, nesupratai, bet ką mes suprantame, nes yra eilutės sunkios, kad suprasti, yra sunkios, kad priimti. Aš manau, kad čia kaip tas pavyzdys su tuo jaunu vaikinu, kuris turėjo protinę negalią. Turbūt skaitėte, ne? Jis ateina į bažnyčią ir pastorius žino, kad jis turi, kažkokią protinę negalią. Tas jaunas vaikinas visada sėdi pirmoje eilėje, taip sėdi jisai. Ir sėdi. Pastorius žiūri, sėdi. Ir praėjo kažkur metai laiko, pastorius prisikaupė drąsos. Ir po vieno pamokslo sekmadieniais prieina prie to vaikino, paduoda jam ranką, sako, malonu tave matyti. Sako, nepyk, bet noriu tavęs paklausti. Sako, kiek tu supranti? Ir tas berniukas sako, pastoriau, nesuprantu aš visai beveik daug nieko. Sako, jeigu tai, ką suprantu, vykdysiu, būsiu geras krikščionis. Čia ta mintis, kad ir daugiausiai teisingai problemų būna su vietom, kurias mes suprantame, nes ten yra atsakomybė jas vykdyti. Klausykit, praeitą mėnesį mes buvom labai užsiėmę hermeneutiką, mes ir toliau galim būti užsiėmę. Gal norite kažkas kokią rašto vietą norit mums pasiūlyti ir mes truputėlį pamastytume ir pakalbėtume apie ją. Būtų toks praktinis dalykas. Norėčiau paklausti. Čia įvairių aiškinimų yra apie 5 mergaitės, kurios žibintuvais, su žibintais, su aliejum reiškiasi. Ir 5 paikusios, kurios buvo be aliejus. Gerai, pakalbėjom apie jauną berniuką, dabar reikia 10 mergaičių mums pakalbėti, gerai? Tai tada paimam šitą rašto vietą, gerai? Ir tada atsiverskime, ką mums siūlo Birutė. Mato 25 skyrių, prašau, visi kartu. Mato 25 skyrius. Birutė sakė, yra įvairiausių aiškinimų, o čia mes dabar hermenetikoje prisidirbom, nes pasakėme, kad turi būti vienas aiškinimas, ne? Būtume apie tai nekalbėję, būtume saugesni dabar. Mato 25 skyrius ir 25 skyriuje nuo 1 iki 12 eilutės yra šitas vadinasi šitos tiesos apie 10 mergaičių, iš kurių 5 buvo protingos ir 5 neprotingos. Ir Birutė, ką mes dabar konkrečiai turėtume pasiekti, arba į ką, atsiprašau, konkrečiai atsakyti.
jaunikai vėluoja tos pietus, kurios su aliejumi ateis jie į jaunikio vestuvės. O kitom bus užtrenktos durys, kitom 5 bus. Eis pas pardavėjus pirkt aliejus. Liks už durų. Gerai. 10 mergaičių, ne? Ar reikia jums truputėlį pagalvoti, ar galime iš karto daryti tokį blicą su 10 mergaičių? Kaip bus mnogažonstva? Nu, daug žmonių, kaip pas mane toks klausimas kyla, kaip gali būti 5 žmonos, jo pas šitą jaunikį. Nu, ne vieną, o... Gerai, tai aš čia tik tai užrašysiu dabar ant lentos klaustukas daugpatystė, ne? Lietuviškai, rusiškai mnogažonstva, daugpatystė. Aha, mato 25 skyrius, galvau, gal mes galėsime studijuoti, bet aš norėčiau vis dėlto perskaityti dabar jau rašto vietą. 25 skyrius. Nuo 1 eilutės. Tada su dangaus karalystė bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasiėmusios savo žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo protingos, 5 kvailos. Kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir aliejaus. Jaunikiui vėluojant, visos pradėjo snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo šauksmas. Štai jaunikis ateina. Išeikite jo pasitikti. Visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Kvailosios prašė protingųjų, duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau eikite pas pardavėjus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir duris buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti, viešpatie, atidaryk mums. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Na, pakalbėkime. Ir be abejo, prie viso šito dar reiktų 13 eilutę perskaityti. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią žmogaus sūnus ateis. Tai man atrodo, šitą 13 eilutę, jinai viską ir pasako, kas prieš tai buvo paskaityta, nes tu turi būti pasiruošęs visada. Jeigu tu nori patekti į dangaus karalystę, tai tu turi to aliejaus visą laiką turėti prie savęs. Supratau. Ir tas tavo žibintas degtų. Supratau? O Gerai. aliejus tai yra dvasinis maistas, Dievo žodis. Gerai. Turi visą laiką vaikščioti su Dievo žodžiu, Supratau. o ne užsnūsti. Supratau. O kodėl Dievo žodis? Nu, su Dievu, kaip kitaip įtikėjęs žmogus visą laiką vaikšto su Dievu ir Nes yra skirtingų nuomonė. Pažalėjus gali būti Dievo žodis, kitas pasakys aliejus, tai tikėjimas. Nu, tikėjimas. Gerai. Darosi įdomiau. Pusė išgelbėtų, pusė neišgelbėtų. Ačiū. Volodė. Sekmadienį po tarnavimo ofisą turėsim kalbėti. Bet Volodė gerą intrigą mum įdėšė. Renatas kažką norėjo dar mum pridėti. Aš čia gal tokiais imu Jeremijų, Kristų 18 skyrius, kur podžiaus palyginimas, kai sako, Izraeliai reiškia, molis
nu, tas žmogus, aš bendrai imu, kad molis, ar ne, o išbandymai yra krosnis. Ir aš toliau išvedu tą vietą, kad vat, iš tikrųjų vat, tikrovė yra, kad jeigu molis, pavyzdžiui, molinį indą padaryk ir įpilk aliejaus, tai po truputį iš jo ištekės. Bet jeigu tą vat, molį užkaitinti ar ne, išdeginti, tai iš jo nebeišteka. Nu, tai mes žinom, kad iš Švento rašto krosnis yra išbandymai, ne, kurį praeina tikintieji, kaip įtikė, ar ne, Dievas išbando juos, sustiprina. Ir aš įsivaizduoju aliejų kaip, nu, kaip šventąją dvasią, kurie, nu, šventoji dvasia, malonė Dievo, nu, kaip sakyti, iš tai šventosios dvasios simbolis aliejus dažniausiai, kaip aš taip suprantu. Ar štai ir vat, kai tu praeini va, tuos išbandymus, vat, gauni teoriją iš Dievo, paskui Dievas duoda praktiką. Ir jeigu tu atlaikai, tai ta prasme, tavyje auga ta Dievo malonė, šventosios, kaip sakyt, sako, būkit pripildyti šventosios dvasios, tai yra jo pažinimo, malonės, vilties, nu, visus tos Dievo dovanos iš tikrųjų dvasinį. O aš čia žiūrėčiau į kontekstą. Gerai. Priešakį. Gudrūs tarnai, taip pat sako, ir toliau žmogaus sūnaus atėjimas. Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramų laikų maitinti šeimyną? Laimingas toksai tarnas, kuris sugrįžęs šeimininkas ras besidarbuojantį. Ir kai tos panelės darbavosi? Tai. Ir iš tiesų sakau, jį paskir valdyti savo turtų. Tai kaip tos 5 paikos ir 5 protingos. Ir tos 5 protingos, kurios visą laiką darbavosi toj. Jos visą laiką buvo maitinamos Dievo žodžiu ir laukė šeimininko ateinant, o tos neprotingos paikos, tai jos nebudėjo. Daug dalykų mane jau išmokėt, ačiū. Jeigu čia imti, turbūt, vat mes... Aš tai nežinau, kad aš tas sako, dabar jūs mane mokote. Labai svarbu, nu, taip pat pastebėti tą istorinį ir kultūrinį aspektą, nes čia kalba apie vestuvės ir, nu, vestuvės žydų kultūroje, nu, kitokios buvo nei pas mus. Papročiai, visa kita, tai, nu, va tas galėtų mums padėti. Tai, aišku, reikia būti žinomu, bet turbūt, jeigu imti palyginimus apie dangaus karalystę šiuo atveju, tai turbūt reikia visą laiką koncentruotis į svarbesnės mintis, kurias Jėzus norėjo pabrėžti. Netgi jeigu mes nesuprantam tų visų smulkmenų ir kaip ten viskas veikia ir ką ten, bet pagrindinius dalykus. Tai vienas pagrindinių dalykų, kad antras Jėzaus atėjimas, kad jis ateis. Va, ir pamokymas iš to, nu, tai yra ateis, taip pat, kad niekas nežino dienos ir valandos, išskyrus Dievą. Taip tariant, nu, žmonės negali tą, va, tai tikintieji tą turi žinoti ir budėjimo svarbą. Tai va, iš to, nu, Jėzus pats paaiškina savo tą palyginimą iš tos dalykus. Dėkuoju. Kas dar, kažką dedat? Duodat, sakot, atsiprašau. Čia dabar taip atėjo mintis interpretacija, kad sako, taip te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus. Tai iš tikrųjų mes dabar gyvename, nu, bendrai, kaip sakyti, 2000 metų yra nuodėmės naktis, tik taip bažnyčios surinkimas šviečia, va tikintieji šviečia šiame pasaulyje, taip turėtų šviesti iš tikrųjų ir šviečia. Ir jeigu žiūrim taip, kad ta prasme žibintas tik tai šviečia tada, kai jame yra alyvos. Nu, tai iš tikrųjų, va, kaip ir Danutė minėjo, kad tai jeigu tu esi Kristaus mokyme, tai tave užmaitina tavo žiburį, tavo alyvą, kaip sakyti, jeigu tai, kas pažins mano mokslą ir laikysis mano žodžio, ne? Tai tas duoda jėgų krikščioniui, ta prasme ir, nu, vat, motyvaciją.
Bet yra tos mergaitės, kurios tokios kaip ir neišmintingos, ta prasme, lyg tai žinojo, kad reikia, bet vat, nepasiruošė. Tai tas pasiruošimas iš tikrųjų, vat, kaip aš paskui metu dažnai sakau, kai kuriems, vat, kurie yra katalikai, sakau, skaistykla, tai čia, sakau, čia mes skaistinamės, mes čia turime šventėti, kaip apaštalas Paulius sako. Sako, Dievo darbas, kad šventėtume mes. Ir čia pasiruošimas, o, ta prasme, augimas tas charakterio. Tai ir dabar Įdomi interpretacija. Ir dabar daugelis eina, va, pavyzdžiui, į bažnyčią, bet kaip ateis Jėzus pasirodys, Jėzus galės pasakyti, aš iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Nereiškia, kad tu tikrai į bažnyčią, bet tai reiškia, kaip tu gyveni, kuo tu maitiniesi ir savo tikėjimą, ar tu tikrai rodai savo darbais. Ačiū. O dar bus, kas nori kažką pridėti prie šitų. Birute, gal jau atsakyta viskas jum ir mes tada paliksime viską. Viskas aišku dabar. Aišku, jau man. Dabar man nėra. Bet Kai aš viską išklausiau, nes man galai nesueina, todėl kad jie negali tikinčiajam duris užsiverti. Tai va tam čia kažkaip nesuprantama dabar pasidarė. Kaip dėl šito klausimo, kuris ten užrašytas? Mes prie jo sugrįšim, nes čia pats svarbiausias klausimas, ten visi kiti jau. Bet dėl šito klausimo ten nesakoma, kad jaunosios laukia. Mes su juo prie jo sugrįšime, būtinai čia geras pastebėjimas, bet sugrįšime. Yra dar viena mintis, aš nežinau, ar neteisinga, kad šiuo atveju vestuvės tai yra Kristus ir bažnyčia, o mergelės tai yra kalba apie Izraelio tautą dalį. Tai čia gera mintis, ačiū, kad irgi mums ją pasakė. Gal viską atvynioja dabar, Jurijus, ne? Iki galo ne, nes ties už durų dar vis tiek laiko. Gerai. Pirmiausiai, reikėtų pastebėti 25 skyriuje, pirmoji eilutėj, patį pirmą žodį, koks jis yra pas jūs Biblijose. Ką? Tada Čia. Markai šiandieną baigėsi aliejus. O ką, žinokit, labai gerai rašo, ant stiklo, pavyzdžiui. Tada, atrodo, kas čia per žodis, ar ne? Tada, bet, vat, kurie šitoj bažnyčiai ir mes dabar einame per Efeziečiam, ar ne, jau 14 mėnesių. Atsimenat, aš vis jums akcentuoju. Tada, taigi, būtinai atkreipkite dėmesį. Ir vėl mes praeitą sekmadienį, atsimenat, pradėjom naują pastraipą, ar ne, Efeziečiam 4 nuo 17 iki 24, kur pasėdėsime arba 3 arba 4 sekmadienį šitoj pastraipoj ir vėlgi prasideda, ar ne? Taigi įspėju ir skatinu, įspėju ir perspėju ten, nesielkite kaip pagonys, kurie dėl proto tuštybės, neišmanimo ir toliau. Reiškiasi, pukštimus turi grąžinti į viršų šiek tiek. Tada jau jūs pastebėjote labai gerai, kad 24 ir 25 skyriaus kontekstais, čia skyriai, yra apie ateities įvykius, kada Kristus mokė savo mokinius. Ne? Ir 24-25 skyriui mokosi, Kristus sugrįžta, ar ne, matomai šlovėje, tada jau mus veda ir sugrąžina prie tam tikrų minčių. Dabar, kada yra žodis tada, su dangaus karalystė, mes turime dar vieną labai svarbų išsireiškimą 25 skyriui pirmoji eilutėj. Bus kaip? Panašiai, matote? Ką reiškia bus panašiai? Ne viens ne vienas. Tai reiškia, jūs turit palyginimą. Sulyginam, ar ne?
Palyginimas, vat, pavyzdžiui, mes vėliau kalbėsime truputėlį hermeneutikoj. Jūs perkate 2 batus, jūsgi visada juos sulyginate, ne? Kartais būna, kad nueini kaip kurią parduotuvę ir matai, pardavėjas sako, aš tau nuleisiu truputėlį. Bet aš sakau, tai kad vienas tamsiai mėlynas, kitas šviesiai mėlynas, tai sako, aš tau nuleisiu, tu pirk. Nu, sakau, jeigu aš eičiau į cirką klounų, tai aš iš karto pirkčiau, bet man reiks eiti per gatvę. Bet sako, dar nuleisiu. Sakau, gal kitą kažką rasite. Palyginimas. Mes turime palyginimą. Ir jūs jau mūsų grąžino prie to, kad palyginime mes turim surasti pagrindinę tiesą arba keletą pagrindinių tiesų. Ir palyginime jums nereikia aiškinti kiekvieno žodžio. Matote, kas prasidėjo, kai mes pradėjome aiškinti kiekvieną žodį? Aliejus. Vieniem Dievo žodis, kitiem tikėjimas, kitiem šventoji dvasia. Bet šitoj vietoje yra, kaip kur raštas leidžia mums sulyginti aliejų su šventąja dvasia. Šitoj vietoje mums to neleidžia daryti. Nes raštas turi pats save paaiškinti. Tada jūs savo ramiai skaitydami tokį palyginimą, ramiai mintise pasakote, nesinervuokite, nebūkit šokę, bet pasakote, aliejus yra aliejus. Kaip čia aliejus gali būti aliejus? Aliejus gali būti aliejus. Be abejonės, jeigu jūs turit galimybę, kas siūlė Jurijus paskaityti vestuvių papročius, tai labai praturtins, aš dabar negaliu skirti tam laiko, bet tai ne lietuvių papročiai, kada kalbame apie vestuvės. Dabar kalba, kad turi sugrįžti jaunikis, ar ne? Tai yra antras Kristaus sugrįžimas. 10 mergaičių nėra nuotaka, jos yra tos, kurios eina į vestuvės. Nuotaka yra dangu ir su Kristum sugrįžta bažnyčia. Mes žinome tai iš Biblijos. Nes prieš buvo paimta, dabar mes kalbame, kad jos kur sustojo. Taip, sustojo ir dar truputėlį sustatysim. Vadinasi, Kristus čia sugrįž su savo nuotaka. Per 7 metų skausmus, kurie bus žemėje, Dievas ypatingai veiks su Izraelio tauta. Ir be abejo, mes žinome, kad įtikės žmonės iš kitų tautų iš Apreiškimo knygos, su kaip kuriais mes studijavome praeitais metais. Vienas iš akivaizdumų išgelbėto žmogaus yra koks? Jis budi, ar ne? Jis budi ir laukia. Nedarykite jokių dėlių sudvasinimų, žibintai, aliejus. Tiesiog Rita mus irgi grąžino 13 eilutė. Budėkite ir išgelbėto žmogaus akivaizdumas, jisai budi, jam žodis yra svarbus. Dabar jūs pasižiūrėkite, kada skaitome 25 skyriaus 4 eilutę. Pirmas žodis. Koks yra 4 eilutėj? Protingosios. Palikite čia kažką 25 skyriuje ir labai greitai su manim atsiverskite Mato 7 skyriuje. Mato 7 skyriuje. Aš turiu iš atminties viską atgaminti, aš nepasirašęs, bet aš pasistengsiu kai kuriuos dalykus atgaminti kartu su jumis. 24 eilutė. Taigi, kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių, ir ką jų daro, juos vykdo, panašus į ką? Išmintingą žodį. Šitas žodis išmintingą žmogų, atsiprašau. Pasistačiusi savo namą ant uolos. Žodis išmintingas, Mato 7:24, būtų sinonimas žodžiui protingas, Mato 25:4. Matote, išgelbėto žmogaus akivaizdumas. Jis vykdo žodį, jam tai svarbu, jisai stato ant uolos. Ir čia Kristus įvardina, tai išmintingas žmogus. Ir Mato 25:4 įvardina irgi šventoji dvasia. Protingosios. Toliau mes skaitome
10 eilutėje, kad jos buvo pasiruošusios. Ir kadangi jos pasiruošusios, tai yra tie žmonės, kurie įtikėjo ir jų vėlgi akivaizdumas buvo, kad jie budėjo, jie įeina į karalystę, kur vyksta pokylis vestuvių, jaunikis, kurios sugrįžo. Bet dabar žiūrėkime 11 eilutėje, vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti, viešpatie, viešpatie, tu mums atidaryk. Čia tie, kurie nebudėjo, kuriems žodis buvo nesvarbus, vykdymas nesvarbus, atgimimo nebuvo, bet žmonės nenori eiti į pragarą. Ar ne? Ir šiandien, kai mes kalbame, čia tas populiarus teiginys, kurį aš kartoju per savo pamokslus. Ar tu norėtum išgelbėjimo iš pragaro? Taip. O tu nori išgelbėjimo iš nuodėmės? Ne, man miela jas daryti. Aš turiu gyventi savo gyvenimą, bet man reikia išgelbėjimo nuo pragaro. Dabar pasižiūrėkite, Mato 25:12, o jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Kaip pas jūs yra tai 12 eilutė išversta? O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Nieks neturi kitokio vertimo. Timai, tu gal you have English Bible? Yes. Matthew 7:12, maybe? Can you read us, not 7, Matthew 25:12, please? That's right. I'm so sorry. It's confusion from my side. 25:12. Please. But he answered, truly I say to you, I do not know you. I do not know you. That's Okay. it. Tas pats. Žodis Mato 7:12, aš jūsų nepažįstu, turi truputėlį gilesnę prasmę. Ir prasmė šito žodžio yra ta pati, jeigu atsiversite Mato 7 skyrių. Mato 7 skyrių. Ir Mato 7 skyrių